Sveiki, dabar parodysiu, kaip reikėtų paruošti tinkamą skelbimo tekstą. Visų pirmiausia, jūs jau turite visą informaciją, apžiūros aktą, iš kurio turėtų būti kuriamas skelbimas. Kad būtų paprasčiau, tai jūs pagal esamus kriterijus, ar turite namą, ar turite sklypą, ar turite butą, galite nueiti pasiimti šabloną iš kolegų jau turimų skelbimų. Tai pavyzdžiui, jeigu turite namą, tai drąsiai galite eiti pas mus į tinklalapį ir nusikopijuoti vieną iš šių va taip atrodančių skelbimų. Skelbimo tekstas visuomet turi būti gramatiškai taisyklingas, be jokių loginių ar stilistinių klaidų. Tad rašydami kažkokią tai specifinę informaciją, būtinai ar pasitikslinkite tiesiog Google įvedę, ar tinkamai yra vartojami žodžiai, ar tiesiog kolegų, ir tada galite dėstyti jau savo mintis. Kaip matote, šiame skelbime aprašymas yra namo ir visų pirmiausia reikėtų pradėti nuo pirmųjų sakinių. Tai pirmieji 2 sakiniai yra jūsų kaip antraštė pačio skelbimo. Kartais skelbimų portaluose yra rašomas netgi jūsų pirmasis šis sakinys, kaip jūsų skelbimo vizitinė kortelė, pavyzdžiui, skelbiu.lt. Todėl jis turi būti išskirtinis, konkretus ir aiškus, kad užkabintų kliento akį. Šiame sakinyje jis turi būti detalus, toksai, jame turi būti surašyta pagrindinė informacija. Tai jeigu jūs parduodate, tarkime, namą, tai turėtų būti įvardinta vieta, funkcija, ar parduodamas ir išnuomojamas, ir kažkoks išskiriamasis žodis ar žodžiai, kas galite parodyti, kad tai yra išskirtinis kažkoks jūsų objektas. Bei jeigu tai yra, žinoma, namas su sklypu, tai galite įrašyti ir žemės sklypo dydį. Antrasis sakinys yra šiek tiek lyriškesnis, jis naudojamas žmonėms, kurie vadovaujasi emocija, tai jame turėtų būti būtinai kokia nors supinta kažkokio tai lirizmo, tai pavyzdžiui, namas norintiems gyventi ramioje, gamtos apsuptoje vietovėje ar kažkas tokio panašaus. Visi blokai einantis tarp sakinių, kur matote tarpai, yra atskiriami vienu tuščiu tarpu. Ne daugiau ir ne mažiau, vienu tuščiu tarpu. Tai kaip matote, visur blokeliai yra išskiriami vienodai. Šią struktūrą jūs išlaikyti taip pat turite vienodą. Kai jau rašote išplanavimą, tai šis sakinys pirmasis yra nebūtinas, bet galite jį taip pat įrašyti. Jeigu yra kelių aukštų namas, jūs rašote pirmo aukšto pradžioje visą kvadratūrą, visas patalpas. Vėliau antrojo aukšto, jeigu tai yra vieno aukšto, tai tik vieno aukšto, ką turite, tą surašote. Labai svarbu, kad turėtumėte planą ir surašytumėte tikslės kvadratūras, tai palengvins jūsų visą darbą ir nereikės telefonu klausintiems žmonėms ieškotis popieriuose ir žiūrėti, kokios tos tikslės kvadratūros. Tai su išplanavimu tiek. Sekantis etapas yra namas. Nepamirškite, grįžtant prie išplanavimo arba bet kurio kito bloko, išskiriami yra sakiniai tokia tvarka. Eina brūkšniukas, tarpas ir pasibaigiant šiam punktui pasibaigia kabliataškiu. Kai baigiamas yra visas blokas, dedamas arba taškas, arba šauktukas, bet turi pasibaigti kažkokiu skiriamuoju ženklu, bet ne kabliataškiu. Einant prie namo, taip pat galite įrašyti pirmąjį sakinį, kad tai yra ypač ekonomiškas pasirinkimas, ypač patrauklus pasirinkimas, miesto centre esantis namas ar kažką tokio, bet tai taip pat yra nebūtina. Ir skiriamoji tvarka yra ta pati kaip ir kituose blokuose. Matote. Nepamirškite surašyti visą informaciją. Namui priklauso informacija išplanavimas, namas, įrengimas, sklypas, komunikacijos ir infrastruktūra. Infrastruktūrą jūs galite rasti tiesiog mapsuose susižiūrėję, kokie yra atstumai nuo tam tikrų objektų, nuo parduotuvės, nuo rajono, nuo centro, nuo maksimos, nuo parduotuvės, nuo bet ko, kas yra aktualu, ar norite išskirti būtent jūsų skelbime kaip privalumą. Ir nepamirškite visuomet nukopijuoti taip pat visą uodegėlę, tai yra su mūsų visa informacija, kad kreipimasis yra telefonu, mūsų šūkis, banko sąlygos ir visa kita.
Skelbimo tekstą tikrai nėra sudėtinga surašyti, ypač kai vadovaujatės arba turite kažkokį šabloną, tai tikrai bus paprasta padaryti kaip savai. Tai apie skelbimo tekstą yra tiek, nepamirškite, kad tai yra jūsų veidas skelbimo tekstas, tai nepamirškite, kad tai turi būti lietuviškai taisyklingai parašytas skelbimas.